Vienas video, vienas patarimas pardavėjams. Šiandien apie tai, kaip pokalbio gale subtiliai ir veiksmingai paskatinti klientą apsispręsti. Jei pokalbio gale klientas sako, reikia pagalvoti, reikia pasitarti, aš pats sugrįšiu, aš pats perskambinsiu, nedarykite dviejų klaidų. Pirma klaida – nespauskite kliento priimti sprendimą čia ir dabar. Jūsų spaudimas gali atbaidyti klientą. Antra klaida – leisti klientui pasišalinti, leisti užbaigti pokalbį. Jeigu jis išeis ir turėdamas abejonių vaikščios galvos tarsi su kitais, didelė rizika, kad pas jūs nesugrįš. Jūs turėtumėte aktyviai pasidomėti, dėl ko klientas abejoja. Sakykit, prašau, dėl ko abejojat? Kas jums trukdo priimti sprendimą čia ir dabar? Panašaus pobūdžio klausimai gali jums padėti sužinoti kliento abejonę. O kai žinosite abejonę, jūs žinosite ir kaip toliau įtikinėti. Jei abejoja dėl kainos, galėsite pagrįsti kainą. Jei abejoja dėl tinkamumo, galėsite pagrįsti, kodėl jam tinka. Jeigu mano, kad gali rasti geresnių pasiūlymų, galėsite pagrįsti savo įmonės ar produkto privalumus. Jei nežinosite, dėl ko klientas abejoja, nežinosite, kaip toliau įtikinėti, čia yra pagrindinė mintis, kurią noriu, kad išsineštumėt iš šio trumpo pranešimo.